atsimenu labai, vapšė random pavyzdys, žinai tą džiazu, Jo. atsimeni, jinai tipo kažkada 100 štukų ten apsiskelbė, tipo klipų išleido ten pirmą anglišką kažkokią, tai visi lietuviai ten pizda uždislaikino, ten Lietuvoje, man atrodo, labiausiai dislaikintas video buvo. Matai, kame bairis yra su Lietuva ir kodėl International nueina. Pas mus žmonės supuvę, o influenceriai nėra savi. Tipo, žinai, nors dabar man visi protą žmonės, karočią, iš vieną dalyką visada būnu. Nesvarbu, ten šmeižė, nešmeižė. Tai, karočią, žinai, kur yra kasekas pagrindinis, savo ką aš matau, kai pats darau 8 metus. Visų yra problema, kad visi yra žoskiai apsimetėliai, o ypatingai, žinai, tipo, kad ir kur bebūtų tie lietuviai žiūrovai, nesvarbu, ar būtų norvegai, ar lenkai, ar kiniečiai, visi žiūrovai yra tas pats. Jie tiesiog žiūri kontentą, ir, tipo, žinai, tuo momentu, kai tu nustoji daryti streamą, kai nedarai videkų, tu viskas, net tu nebeįdomus, tipo, žinai. Tu realiai esi tiesiog, čia toks darbas kaip klaunas, esi tu darai ir žiūri, tipo, dabar nedarytum, nežiūrėtum, neįdomus, žmonės žiūri tavo streamą, nes jam tiesiog, jie turi savo gyvenimą, bet jo, čia kaip tu videką kaip tiesiog teliką įsijungtum žiūrėt. Tai esmė, kad tu neprisiriši prie nieko, žinai, tau gali patikti kažkoks šivakas, žinai, tu žiūri, bet kas iš to, tu tipo nesidėsi, nepersikasi. Už 10 minučių nueisi kitą YouTube videką, kito žmogaus prisijungs. Čia lygiai tas pats, kaip kažkadaise ten buvo Lietuvoj, tarkim, populiarų žvaigždės, tai kelias į žvaigždės, ne? Atsimeni patiko, visi pamiršė apie juos. Žinai, toks gyvenimas yra social media.